Beje, aš žinau, Mino, jog jei jūs laimėsite finalo tą didįjį prizą laimėjimą, jūs paaukosite, taip? Taip, mes sutinkame, pasidaliname, kam to labiau reikia. Kam nusprendėte aukot? Algojimas. Taip, yra toks projektas Algojimas, jisai beje intensyviai vyko prieš šventas kalėdas. Algojimas tai organizacija, labdaros organizacija globojanti šeimas auginančias vaikus su negalia, o tokių yra Lietuvoje per 30 000. Ir tie vaikučiai prieš kalėdas dar rašė labai daug laiškų, kalėdų seneliui, idant išpildytų jisai tas kalėdų senelis jų norus. Ir, kalėdos baigėsi, ne visi norai išpildyti, jų dar liko, tad jūs prie jų galėsite prisidėti norų pildymo. Beje, žiūrint šiuo metu mus, irgi galite aplankyti svetainę aukok.lt ir joje jūs galite pasirinkti, kam padaryti gerą darbą, paaukoti, nesugaišit tik minutę, o savo gerą darbą padarysit. Taigi, prisidėkite prie Mino komandos, sveiki atvykę į žaidimą. Tai ką, šeimų dvikovos toks finalas žvaigždiškas ir Mino su nesantuokiniam dukrom pateko čia į jį, tad bandys išsinešti, kad ir visus 2000 lito Akropolio dovanų čekių. Beje, lyg ir žinau, jog pusę sumos laimėtos finale jūs žadate paaukoti. Ketinat paaukoti kam? Algojimas. Algojimas. Projektui Algojimas, beje, jų žiūrovai galite prisijungti prie štai šios gražios iniciatyvos, aplankyti tinklalapį aukok.lt, ir paaukoję tik minutę padarysit daug gerų darbų. Per visus 5 raundus jūs sugebėjote surinkti 564 taškus ir mes apvaliname juos iki 1000 litų, nes jūs norite padaryti gerą darbą ir paaukot pusę laimėtos sumos finale Algojimui. Tad tebūnie, tai šventė vaikams ir aš įteikiau Akropolio dovanų čekį, 1000 litų vertės Akropolio dovanų čekį Mino šeimai.